Norėčiau parodyti, ką mūsų technikai padarė per kelias čia dienas, gal 3 dienas. Čia kolegos sudėjo 3 ašių kemperiui kojas. Tuoj parodysiu, kaip veikia. Dabar kemperis yra pakrypęs labai stipriai, nes nelygu tai, matot. Realiai jis yra labai pakrypęs. Ir tuoj mes automatinį paspaudžiam mygtuką. Lygu. Čia dar yra toksai distancinis šitų kojų, tai galima turėti prie vairuotojo kažkur tai pasidėti, iš kabinos viską valdyti, kad nereikėtų įti čia. Tai atvažiavo vienas klientas ir sako, kažko kemperiui toks pelėsio kvapas. Pažiūrėjom iš šitos pusės ir jau čia buvo tokia košė, negeras dalykas, sakė tvarkyti, tai mes atsiverdėm ir pamatėm, kad čia ta visa tenais apačia irgi yra išpūvusi, tai mes pamatėm, kad viską reikės realiai čia keisti. Tai dabar čia viską išpjovė. Ir dabar viską dės naujais. O kaip buvo galima išvengti visų šitų dalykų, tai reikėjo klientui atvažiuoti, nežinau, prieš porą metų, mes būtume patikrinę drėgmę, ten tikrai būtume pamatę, kad yra drėgmės padidėjimas ir būtumėm žiūrėję, dėl ko tas drėgmės padidėjimas, kur prasileidžia ir būtumėm sutvarkę, tai jam tikrai nebūtų dabar tiek kainavę. Tai tas, kas mylit kemperius, atvažiuokit rudenį pas mūsų tiesiog drėgmės patikrai. Tikrai daug nekainuoja, bet daug gali padaryti. Čia kolegos deda dviračių laikiklį, matau, jisai yra gerai tuo, kad ant galo tai ten gali užkliūti dar kažkur tai, o čia niekada neužkliūs ir bus labai saugiai ir matysis visą laiką iš galinio veidrodėlio mašinos, kad čia jie yra. Čia yra specialūs tokie dviračių laikikliai, čia yra tulė, tvirtinasi prie rėmo. Uždėjom moverius ir aš žinau, kad dar kamera, man atrodo. Jo, ir dar kamera. Galim išleisti šitą klientą jau į kelionę. Na ką, dar vienas laimingas klientas nusipirko namelį. Išvažiuoja į kelionę. Čia Actionas pats populiariausias Adrijos prikabinamas namelis. 50 metų gamybos.